Taip. Einame toliau prie kosminio peiliuko. Labai jau kosminis peiliukas. Išbandytas netrumpiau kai metai pas mane buvęs. Netrumpiau, gal biškį ir ilgiau, tiksliai neskaičiavau, bet labai griežtom sąlygom. Aš jį pasigalandau ir dirbau tiesiog. Žuvį per kaulus pjauščiau, kur tokiam peiliu gal netiek jau galima, tiek sakau, visur grubius pjausimus ant prastos lentos, skersinės pjauščiau. Na, bet kaip dirbau ir jis tiesiog, nesveikai laikė ašmenį, to čipimo į tokio nesijautė visiškai. Na, tai labai rimtas peilis, aišku, jo galandinimas yra sudėtingas, nes plienas bele kokio kietumo yra, tai paprastai jo gal ir nepagalasi, jau iš rankos tikrai ne. Tai žodžiu šitą peiliuką gali šiandien laimėti. Aš panaudojimo, plus dar išploninau ašmenį, dar ašmuo yra plonintas papildomai, suvestas labai plonai, plus profesionaliai vėl išgalastas. Labai patogus rankoje, tai tiesiog pasiėmė, gali būti ir stambesnė ranka, jis be galo patogus. Taip pat jo geometrija neleidžia kiesen nariam liestis į lentutę. Jau turėtum peilį taip užversti, o šiaip, tiesiog pasakai jis pasiėmė, pjaustymui, tai kažkas nerealaus yra, Aišku, aštrumas ten dabar yra belekoks padarytas. Nenoriu dėklos supjaustyti. Jis pjauna tiek traukiant, tiek į priekį stumia, nes yra kryžminis galandinimas padarytas. Tai žodžiu, šitą peilį šiandien gali laimėti, bet atkreipkite dėmesį, kad panašiai gal už savaitės šitokie peiliai, patys rimčiausi, šustriausi peiliai, nebepasirodys bendrame mano profilyje, tai bus grupėje Japonijos lobiai, ten yra nauja grupė mano, prisijungkite tenai, tai kad truputį jas atskirti pačius geriausius, tai jie toliau keliaus tenai. Plius aprašymai įdomesni apie japonų plienus, apie viską bus toj grupėje. Grupė uždara, visada žiūrėkite, ateityje bus dar labiau uždaresnė. Kol kas eikit, registruokitės, manau bus įdomu. Bet čia tiem registruokitės, kam tikrai patinka senoviniai, restauruoti, bet labai rimti plienai. Net tarp japonų bus patys geriausi tenai tokie. Plius japonas buvo minėjęs, šis peilis buvo imperatoriaus valgyklai. Pradžiai taip kažkaip nelabai patikėjau, bet kai panaudojau metus, tai aš supratau, kad čia tikrai yra vertas. Yra bambukas išgraviruotas ir ženklas. Ženklas, tai jis ten nieko nepasako, jis realiai daugiau informacijos jokios apie jį. Kaip minėjau, tai yra vienintelis modelis, vienintelis gaminys pagamintas pagal užsakymą. Tai tiesiog, kas mėgstat rimtus peilius, rimtus šustrus peilius, tai šitą peilį galite imti. Be vargo jau iš karto ir dar plus jis nerūdintis. Tai jau čia, nežinau, kas per plienas gali būti, kad, nežinau, nepasakysiu. Tiesiog, kad kaltas, tai matosi, yra kaltas, bet kas tikslus plienas, negaliu pasakyti. Tai žodžiu, tik kad jis nei trupučių nerūdėjo. Na ir dėdam čia. Pardavimo kaina nėra aukšta, 345, bet pagal tokį peilį, aišku, lyginant, bet paliksiu vietos ir pakovojimui. Iki draugai. Ir, dar ne iki. Dar noriu pasakyti apie šias lentutės, kas nematėt. Šitos lentutės, kosminės. Jos tiesiog ir sunkės, ir geras, fainos, be galo rimtas. Dabar stebiu, žiūriu, ar nėra kažkokių įtrūkimų dar ko. Labai gerai suklijuotos, labai gerai padarytos. Tiesiog buvo kitas lentutės įsigijau, pabuvo ten porą dienų, jas man įsiskaidė.
tiesiog va taip per klijus įsiskaidysiu lankstį ir aš jau ir niekur nebegaliu panaudoti, nei parduoti, aišku, jokių būdų, nei savo. O šitą tai superinė. Tai aš gavau kaip pavyzdį dovanų, labai džiaugiuosi, aišku, už tokią lentutę. Ir jas, jeigu norite, kad padarytų pagal užsakymą, didesnę, mažesnę, ten dar gražesnę, dar paprastesnę, plonesnę, aukštesnę, tai jūs kreipkitės UAB EDMI. Yra toks profilis, jis iš Kauno yra, tai ten mano Vilniškiam, Kauniškiam darbus paprasčiau. Tai žodžiu, kreipkitės į jį, jis jums padarys ten, ką tik reikia. Aš manau, tikrai verta dėmesio, jau tokios neeilinės. Matot, mūgėse, kur prekiauja, pastebėjau daug yra gana prastokų produktų, kurie atvežami iš Ukrainos, atvežami iš Lenkijos, taip toliau. Tokie, kaip sakau, negaliu aš įvertinti, kad visi blogi, ten gal ir gerų yra, bet yra tokių, kur nesulyginsi su pas mūsų padaryta. Jame tiesiog jaučiasi ir visas impregnuotas, viskas su jau labai gerai yra pasiėmimui padaryta. Čia antrą pusę galima pažiūrėti. Matote. Tikrai tokius vertas dėmesio lentutės. Iki bičiulė, nepamirškim statyti ant šito peiliuko. Sėkmės.